Labadiena, gerbiami kolegos. Noriu prisistatyti, esu šeimos gydytoja Neringa Burokienė ir šiandien kalbėsiu šeimos planavimo tema. Šeimos planavimas labai asmeniškas ir intymus, o kartu ir atsakingas poros sprendimas. Todėl gydytojas turi būti dėmesingas ir jautrus, bei kvalifikuotas, kad tinkamai galėtų parinkti pagal moters amžių, jos sveikatos būklę, reprodukcinės nuostatas tinkamiausią ir saugiausią kontracepcijos būdą. Pasaulinė sveikatos organizacija šeimos planavimą apibūdina kaip asmenų ir porų galimybę numatyti ir turėti vaikų, bei kiek ir kaip dažnai jų turėti. Pagal šeimos gydytojo normas, šeimos gydytojas privalo išmanyti menstruacinio ciklo fiziologiją, lytinio gyvenimo higieną bei šeimos planavimą. Terminas kontracepcija reiškia apvaisinimo išvengimą, lotyniškai kontra prieš, kontracepcijo apvaisinimas. Priemonės nuo apvaisinimo nėštumo vadinamos kontraceptinėmis priemonėmis. O pati kontracepcija turbūt žmonijai žinoma nuo pačių seniausių laikų, kuomet pirmieji nurodymai apie gimdymų reguliavimą buvo parašyta prieš kelis tūkstančius metų ir rasti Egipto papirusuose. 1850 metais prieš Kristų Egipte aprašytas medaus ir akacijų dervos žvakučių receptas buvo plačiai naudojamas egiptiečių moterų. Būdų žmonijos istorija būta daugybė. Tam tikri patiekalai, virvėmis moteris rišdavosi liemenį bei naudodavo įvairiausius užkalbėjimus. Aišku, kad šiandieną yra kur kas patikimesnių priemonių. Kas yra svarbu prieš parenkant kontraceptinę priemonę? Šeimos gydytojas turėtų atkreipti dėmesį į moters sveikatos būklę, surinkti anamnezę, kokiomis ligomis moteris sirgo, kokios šeimoje yra paplitusios ligos. Taip pat ypatingas rizikos veiksnys yra rūkymas, koks moters gyvenimo būdas, kiek jinai keliauja, koks yra lytinio gyvenimo reguliarumas bei partnerių kaita. Noriu pabrėžti, kad kontracepciją renkasi abudu partneriai. Taigi, šiandien apžvelgsime populiariausių kontracepcijos metodų įvairovę. Galima skirstyti kontracepcijos metodus į tokias didelės pagrindinės 6 grupės. Tai pirmieji būtų barjeriniai metodai, tokie kaip antai prezervatyvai, diafragmos, cheminiai, spermicidai. Natūralų šeimos planavimo metodai sudaro didelę grupę, chirurginiai, sterilizacija, vazektomija, intrauterinės spiralės, kurios gali būti padengtos svariu ar turėti savo sudėtį hormonų, bei labai plati grupė ir turbūt pats didžiausias pasirinkimas būtų hormoninių kontraceptikų, kurių yra įvairiausių formų, nuo sudėtinių kontraceptinių tablečių, implantų, intrauterinės spiralės su hormonų injekuojamų geriamųjų progestinų, pleistrų, vaginalinių žiedų. Taigi, kontracepciją galima suskirstyti ir pagal veiksmingumą. Yra tokios 3 pagrindinės grupės, kaip labai veiksminga kontracepcija, tai neplanuoto pastojimo dažnis siekia iki 1 atveju 100 moterų per 1 kontracepcijos vartojimo metus. Veiksminga kontracepcija neplanuoto pastojimo dažnis siekia nuo 2 iki 9 atvejų 100 moterų per 1 metus naudojant tą metodą. Ir vidutiniškai veiksminga kontracepcija, tai neplanuoto pastojimo dažnis siekia nuo 10 iki 30 atvejų 100 moterų per 1 metus naudojant tą kontracepcijos būdą. Štai lentelėje pateikiamas yra kontracepcijos metodų veiksmingumas pagal kontracepcijos metodą. Taigi norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką mes čia matome. Vidutiniškai veiksmingų metodų yra keletas. Įtraukta yra, aišku, ir jokio metodo nevartojimas. Tiesiog, kad matytumėt, kad 85% moterų pastoja per 1 metus, nenaudojant jokio metodo. Tai yra nebūtinai gali per 1 metus ir pasisekti pastojimas, netgi jeigu ir nesisaugo pora. Cheminiai spermicidai sudaro 30% moterų, kurios pastoja. Naudojant metodą, aišku, jeigu idealiai naudojantis šituo metodu, tas procentas siekia iki 20.
Nutrauktas lytinis aktas 30% siekia, natūralų šeimos planavimo metodai pastoja kas 4 moteris ir prezervatyvų vartojimas yra 15% pastoja per 1 metus taikant šitą metodą. Toliau veiksmingiems metodams priskiriamas yra hormoninė kontracepcija. Jeigu moteris padaro klaidų, gali pastoti net iki 8 moterų 100 iš 100 per 1 metus naudojant hormoninę kontracepciją. Bet jeigu moteris nedaro klaidų, tas pastojimo dažnis yra tikrai labai mažas, nes yra net 0,3. Tai reiškia, kad 3 moteris iš 1000 per 1 metus gali pastoti vartojant hormoninę kontracepciją. Labai veiksmingi metodai tai būtų vario spiralė. Į hormoninę spiralę taip pat šitoje lentelėje nėra pateikiama, ir Lietuvoje gal nėra labai plačiai naudojama. Tai yra ir vazektomija bei moterų sterilizacija, kuomet šitas pastojimų dažnis yra iš tikrųjų labai retas. Taikant hormoninę spiralę, tarkim, gali pastoti tik 2 moteris iš 1000 per 1 metus. Varinės spiralės pastojimų dažnis, nors ir išlieka labai aukštas, yra šiek tiek didesnis negu hormoninės. Taigi, veiksmingumo rodikliai, teorinis ir praktinis, iš tikrųjų skiriasi, kaip jūs matote, tai priklauso labiausiai nuo partnerių įgudimo, nuo moters patirties, nuo to, kaip jai pavyksta išvengti klaidų. Taigi, tas teorinis veiksmingumas skaičiuojama tik su kontracepcijos būdo patikimumu susiję neplanuoti nėštumai. Į vartotojo klaidas neatsižvelgiama, todėl teorinis veiksmingumas dažnai esti didesnis nei praktinis. Praktinis arba tas vartotojo veiksmingumas skaičiuojama visi neplanuoti nėštumai. Tai yra dėl paties metodo nepatikimumo, dėl vartotojo padarytų klaidų. Taigi šeimos gydytojas, kad suprastų, kaip veikia kontracepcija, turi išmanyti ir lytinį ciklą. Lytinis ciklas prasideda nuo pirmoji kraujavimo diena, tai yra pirmoji ciklo diena, kuomet gimdos gleivinė atkrinta ir atsinaujina, vadinamas menstruacijom, gali trukti nuo 1 iki 6 dienų. Po šito periodo seka folikulinė fazė, tai yra gimdos gleivinės vešėjimas, estrogenų koncentracija didėja, vystosi folikulas ir FSH didėjimas dominuojančio folikulo atranka padeda augti folikului ir įvykus liuteinizuojančio hormono pikui įvyksta ovuliacija. Jeigu moters ciklas yra 28 dienos, tai tikėtina ovuliacijos diena yra apie 14 ciklo dieną. Įvykus ovuliacijai vystosi geltonkūnis, kuris gamina progesteroną ir nuo 15 iki 28 dienos, vadinama fazė liuteininė arba gestacinė, mažėja folikulo stimuliuojančio ir liuteinizuojančio hormono, vyrauja progesteronas ir, aišku, sumažėjus hormonų koncentracijai iki minimumo įvyksta menstruacijos, naujo ciklo pradžia. Taigi, natūralų šeimos planavimo metodai yra pagrįsti mėnesinių ciklo stebėjimais, kokie tuo metu vyksta moters organizme. Ir jų yra tikrai keletas iki šiol populiariai naudojamų moterų tarpe, kurios turi ypatingai religinių tam tikrų sumetimų. Tai apie juos trumpai šiandien kalbėsime. Tai temperatūrinis metodas, gimdos kaklelių gleivių metodas, kalendorinis, simptoterminis ir laktacinės amenorėjos metodas. Pradėkime nuo bazinės kūno temperatūros metodo. Tai bazinė kūno temperatūra, tai ramybės būsenos temperatūra, matuojama kasdien tuo pačiu metu. Leistina iki pusės valandos nukrypimai, pamiegojus, dar neatsikėlus iš lovos, tuo pačiu termometru, toje pačioje kūno vietoje. Ir matome šitame grafike, kaip atrodo vieno ciklo stebėjimo, kuomet moteris matuojasi kiekvieną dieną tuo pačiu metu, toj pačioj vietoj. Iš pradžių kūno temperatūra būna pirmąją ciklo pusę mažesnė. Po to, kai vyksta ovuliacija ir susiformuoja geltonkūnis, o geltonkūnis gamina progesteroną, kuris pasižymi
pirogeninėmis savybėmis, kūno temperatūra pašoka iki 1 kartais laipsnio. Ir šita kreivė iš tikrųjų yra labai informatyvi, rodanti ovuliacinius ciklus moters organizme, taip pat tikėtina ovuliacijos datą. Na, čia matote medicinį termometrą, kuriuo matuojama ta bazinė temperatūra ir dar trumpai priminsiu reikalavimus, kad iš tikrųjų moteris turi gyventi tvarkingą gyvenimo būdą, išsimiegoti pakankamą kiekį nakties miego. Mėnesinių ciklas moteriai turi būti reguliarus, tuo metu neturi būti jokios infekcijos ar kažkokios kitos ligos, kuri lydima aukštos temperatūros. Pakankamai daug gaunasi praktiškai nuo 6 iki 19 ciklo dienos seksualinės abstinencijos laikotarpius, jeigu tai yra priimtina abiem partneriam. Neturi moteris vartoti alkoholio. Temperatūra turi būti matuojama kasdien ryte neatsikėlus iš lovos. Taigi, kokie būtų šitos bazinės kūno temperatūros metodo privalumai? Tai tikrai objektyviausias natūralus šeimos planavimo metodas, leidžiantis nespėti ar prognozuoti, o interpretuoti objektyvius matavimus, padedantis moteriai pažinti ir lyginti su bazinė kūno temperatūra kaip atskaitos tašku kitus vaisingumo ženklus. Na, gali būti traukiamas ir sutuoktinis į šitą stebėjimą. Metodas tikrai vertingas nustatant kiaušidžių funkcijos sutrikimus, nevaisingumo priežastis. Jeigu pakilimas tęsis ilgiau negu 17 dienų, yra pagrindo spėti, jog moteris pastojo. Ir yra iš tikrųjų bazinės kūno temperatūros metodas, kaip savarankiškas, yra vienas efektyviausių iš visų šeimos natūralių planavimo būdų. Na, kokie būtų šio metodo trūkumai? Metodas praktiškai neinformatyvus poroms siekiančioms nėštumo, nes aišku, jau pakilus baziniai kūno temperatūrai dažniausiai per vėlų pradėti kūdikį, jau ovuliacija būna įvykus. Ribotas metodo pritaikymas yra po gimdymo, perimenopauzėje, po hormoninių vartojimo kontraceptikų, kada ovuliacijos nėra reguliarios. Na ir metodas taikomas kaip savarankiškas, reikalauja labai ilgo susilaikymo nuo lytinių santykių. Kitas metodas yra gimdos kaklelių gleivių stebėjimo, kurį pasiūlė Billingsų šeima ir jo modifikacija, tai yra Kleitono metodas pasiūlytas amerikiečių gydytojo Hilgerso. Gimdos kaklelių gleivės skirstomas į 2 tipus – estrogeninio tipo ir gestageninio tipo. Estrogeninės gleivės tai vaisingos, kurių sekreciją skatina estrogenai. Jos nuolat kintančios, besiskiriančios savo išvaizdą, struktūrą ir funkciją. Gestageninio tipo gleivės yra sekretuojamos nevaisingų ciklo fazių metu veikiant progesteronui. Na, kokios tos nevaisingos gleivės? Joms būdinga pastovi nesikeičianti išvaizda ir konsistencija ir iš tikrųjų sudaro apsauginį barjerą klampų tamprų spermatozoidams nepralaidų kamštį. Vaisingos gleivės yra pralaidžios spermatozoidams ir yra besikeičiančios išvaizdos konsistencijos. Jos atsiranda padidėjus estrogenų koncentracijai kraujyje. Vaisingos gleivės yra mažiau klampios, dažniausiai pasirodo išorėje. Ir, aišku, šių gleivių atsiradimą lemia mukolizė, kurią skatina kaklelių sąsmaukoje esantis mukolitinis fermentas. Vertinimas. Naudojamas išorinis ir vidinis vertinimai. Vertinama yra gleivių konsistencija, spalva, gausumas, bei vaisingos fazės pradžią galima atspėti pagal pirmųjų tokio tipo gleivių pasirodymą, o pabaigą dažniausiai nurodo 4 diena po gleivių piko rytą. Veiksniai, kurie apsunkina vertinimą, būtų ūmus uždegimas, kai kurios ligos, tokios kaip gripas, taip pat lėtinės uždegiminės ligos, kurios gali atsirasti ir dėl netinkamos higienos ir netinkamos aprangos. Taip pat būna nerimo sukeltos, neurovegetacinės išskyros. Po gimdos kaklelio chirurginio gydymo yra sudėtinga vertinti. Daugelis vaistų irgi keičia gleivių pobūdį. Naudotos hormoninės kontraceptinės tabletės taip pat apsunkina vertinimą. Taigi, gimdos kaklelio vertinimas irgi papildomas yra metodas prie gleivių, kuomet yra vertinama gimdos kaklelio konsistencija, jo kietumas ar minkštumas, padėtis, aukštai ar žemai nusileidęs, atsiverimas,
Aišku, atsivėrimą sunkiau vertinti jau gimdžiusio moterim ir gan komplikuota. Reikalinga iš tikrųjų didelė patirtis. Simptoterminis metodas tai būtų kelių metodų temperatūrinio, gimdos kaklelių gleivių bei gimdos kaklelio stebėjimo derinimas. Tai būtų vienas efektyvesnių natūralių šeimos planavimo metodų. Kalendorinis kaip ritmo metodas jau savarankiškai nebetaikomas, o standartinių dienų sukurtas Georgetown universitete skirtas iš tikrųjų yra neraštingoms moterims ir labai gan sėkmingai naudojamas šeimos planavimo programuose besivystančiose šalyse. Šiam metodui buvo sukurti ir naudojami specialūs ciklo karoliai. Čia matote tuos ciklo karolius, kuomet ant raudono karoliuko yra uždedamas pirmos kraujavimo dienos, reiškia juodas žiedas, ir tas žiedas yra kiekvieną dieną perstumiamas ant kito karoliuko. Matote rudų karoliukų periodą, kuomet moteris tikėtinai yra dar nevaisinga. Toliau balti karoliukai nužymi, kad didžiausia tikimybė yra pastoti. Ir vėl rudų karoliukų zona, kuri rodo, kad tikimybė pastojimo yra sumažėjusi. Na, čia vienas juodas karoliukas yra tom moterim, kurio ciklas yra trumpesnis negu 28 dienos. Na, laktacinės amenorėjos metodas irgi priskiriamas prie natūralių metodų. Tai skirtas žindančioms moterims, kurios savo kūdikiui iki 6 mėnesių amžiaus neduoda jokio papildomo maisto, maitina tiek, kiek reikia, kiek prašo jų kūdikis. Griežčiausia prasme tai nėra natūralus šeimos planavimo metodas. Dėl ko? Dėl to, kad nereikalauja kasdienio vaisingų požymių registravimo. Pagal pasaulinės sveikatos apsaugos rekomendacijas, jeigu moteris praleidinėja maitinimus, rekomenduojama pradėti jau po 3 mėnesių vartojimo laktacinės amenorėjos efektyvesnius kontracepcijos metodus. Taigi, apibendrinant natūralius šeimos planavimo metodus, mes galime išskirti tokias pagrindinės indikacijas, kontraindikacijas ir ypatingas situacijas. Kamgi tiktų, kokiom moterim, kokiom parom galėtų tikti natūralūs šeimos planavimo metodai. Tai visų pirma dėl religinių įsitikinimų ar baimės žalingo poveikio sveikatai turinčiom porom. Kokios būtų šito metodo kontraindikacijos, nors iš tikrųjų absoliučiųjų ir nėra, reliatyvios būtų reikalinga labai efektyvi kontracepcija. Pavyzdžiui, kad nėštumas ar gimdymas gali kelti grėsmę moters sveikatai ar gyvybei, tarkim, pora nesutinka laikytis periodinės abstinencijos. Na, ypatingos situacijos, kada netinka šitas metodas, tai būtų seksualiai aktyvūs paaugliai, perimenopauzė, kada mėnesinių ciklo yra sutrikimai po gimdymo, kada kiaušialąstės brendimas priklauso nuo maitinimo krūtimi ir gali būti iš tikrųjų labai sunku interpretuoti tuos vaisingumo požymius. Kokie būtų natūralių šeimos planavimų metodų privalumai? Tinka moterims, kurioms religiniai įsitikinimai neleidžia naudotis jokia kita kontracepcija. Nėra žalingo poveikio sveikatai, nieko nekainuoja, skatina moterį save stebėti, nebūtina metigo pagalba, galima naudoti neribotą laiką. Na, o trūkumai tai mažesnis efektyvumas negu daugelio kitų kontracepcijos metodų. Efektyvumas labai priklauso nuo abiejų partnerių bendradarbiavimo, reikalingas gal ilgas pradinis apmokymas, būtina stebėti, žymėti, reikia gana ilgą laiką vengti lytinių santykių. Moterims su nereguliariomis mėnesinėmis gali būti sunku naudoti šiuo metodu. Ne visada pavyksta nustatyti ovuliacijos laiką. Pirmoje dalyje mes apžvelgėme daugelį natūralių šeimos planavimo metodų. Antroje dalyje kalbėsime apie šiuolaikiniai visuomeniai galbūt labiau pritaikytus efektyvesnius metodus